Sveiki, sveiki. Jei neklystu, 13 diena iš bunkerio. Video jums tik tai krent. Jau viskas. Beveik paskutiniuoju. Ir pradėsim daugiau kelti realių laiku. O šiandien pratęsiu maratoną autobusų, traukinių, tuktukų, kaip keliavau į Nepalą prasitęsti Indijos vizas. Trečia dalis. Žiūrim. Labai sausakimšoj vietoj. Čelio. Kaip prastumti laiką traukinį, ogi labai paprastai. Ir šiandien toks nesusipratims gavas, nepavyko normalių vietų gauti ir papuolėm į tokį vagoną, kur aš žinokit įėjau ir išbėgau tekina. Ten užmyniau dar keliems žmonėms ant kojų, nes buvo tokia sausakimša vieta. Bet va dabar čia prisiglaudžiau kitam vagone ant kažkieno žmogaus gulto sėdžiu, tad nieko negaliu padaryti. Platform number 3. This is really Labas rytas, nauja diena. Laknau. Vakar atrėdėjau į Laknau. Aš miegojau 11, ne, pala.
Jo, daugiau negu pusę paros nepavyko niekaip pakilti iš lovas, nes buvo toks nuovargis, nu, įsivaizduokit, kirtus Nepalą 500 km per 11 valandų, 4 ryte Butval mieste atsidūriau ir nuo Butval dar reikėjo kitą autobusą, su tuo autobusu dar 20 km, po to pagaliau pasienis, ten dar tuktukų reikėjo. Biškį pasėdėjau kavinukėj, truputį atsigavau. Gerai, kas toliau? Kirtus pasienį, Indija. Ten 100 km reikėjo iki didmiesčio nuvažiuoti, kur traukinį reikėjo susišaudyti. Tai dar su tuo autobusu 3 valandas kalatuotas. Tai po to iš to autobusą į tuktuką, į traukinių stotį, su tuo tuktuku irgi ten 6 susigrūdė. Ir po to pagaliau tas traukinys. Tik tai 270 km nuvažiuoti, bet užtruko 8 valandas. Tai kas baisiausia, tai neturėjau padoraus bilietą, ten toks kaip nerezervuotas bilietas, žodžiu, labai sunku suprasti, net mangi pačiai, jau šiek tiek pakeliavus tais traukiniais Indijoje, tai jų sistema tokia labai sudėtinga. Sakė, traukinių stoty, kai būsit traukinį, susiraskit konduktorių ir įsigykit bilietą. Tai žinokit, jei einu į tą traukinį, ten šiaip ne taip prasispraudžiu, kai čia kaip per filmus kokius. Pasijaučiau, kai mane vežtų į Sibirą, ten prisigrūdė šalia viens kitą, atsėsti niekur nein, stovi. Tai žinokit, aš iš ten bėgau lauką, tik tai traukinys nepradėtų važiuoti ir kad nebūčiau įstrigusi. Nes ten tikrai, kai išsiauba filmą, visi ten tavi spaudžia į tą mėsmalę į vidų, o kompanija tai irgi ten 3 klasės keleiviai, nu jau tie patys vargingiausi. Tai buvo tikrai tokia patirtis, kad ir ten 3 minutės pabuvau tam vagone, bet šiaip ne taip suradau išėjimą. Ir išėjus, galvoju, viskas, reiks pasilikti tam pačiam mieste ir laukti kitą traukinį, kitą dieną. Pamačiau po to, kad ten toliau yra geresnės klasės vagons. Tai nubėgau ten su kolega pasižiūrėti ir paklausti, gal yra laisvų vietų. Sako, ne, nėra, atsiprašom. Bet po to leido atsisėsti tiesiog ant kito keleivio gultą. Tai va tas keleivis 6 valandas negalėjo išsitiesti, nes ne 6-8 valandas negalėjo išsitiesti, nes mes ten sėdėjom visi. Tai labai ačiū tam žmogeliui, kad neišvarė, nes kitaip būtumėm galėję tikrai tą mėsmalę vėl eiti, nes tikrai galėjo pasakyti, ne, ačiū, žinokit, noriu miegoti. Tai va būtų reikėję vėl eiti į tą kitą vagoną, kur ten, nežinau, siaubas. Nėra jokių sanitarinių sąlygų. Ir šiandien laukia naktinis autobusas 12 valandų iki pat Rišikeš, kur yra dviratis. Aišku, irgi ta kelionė bus turbūt ne pati geriausia, nes tais autobusais tai irgi nori į tualetą, negali, turi laukti, kentėti, spaudži pūslę. Tai čia, kai su tuo autobusu važiavau per Nepalą, per 11 valandų sustoja tik tai vienam kartui. Oi, atsiprašau, 2, bet tas antras buvo irgi toksai ten pakeliai prieš pat pabaigą, kažkam ten daugiau prisireikė. Bet va, man atrodo, 5-6 valandas buvo autobuse ir nė kartą nesustoja. Tai jau vienu momentu paprašiau, kad viskas nebegaliu. Užsispyriau, stovėjau ten prie vairuotojo, sakau, išleiskit mane. Tai sustoja pakeliai, ten tokie buvo kaip ir kalniukai, labai nepatogi vieta. Įsijuoju ir žiūriu, autobusas pradėjo taip lėtai važiuoti, daro spaudimą, kad tik tai aš greičiau pasiskubinčiau. Labai daug diskomforto buvo per pastarąsias dienas. O čia kavinukė.
Labai gražios dekoracijos. Tai šiandien jokį autobusą atšaukė. Dabar į viešbutuką ilsėtis, rytoj 5 vakarop. Nu, lyg tai pavyks įsėsti. Just wait and see. Ooh. Oil.
you're eating. It tastes weird, but I like it. The best dessert ever. Buvo labai įdomus pietus. Niekada dar nieko panašaus nevalgiau, kažkiek kamuoliukai. Tada... Ačiū labai. Ačiū labai. Nežinau. Ačiū labai. Okay. Continue. Tai ryžiai ir tas jų dal. Ačiū labai. Ačiū labai. Nežinau. Ačiū labai. Okay, can I continue? Okay. Ir desertas buvo. Ačiū labai. Buvo labai įdomus, bet skanus. Turbūt vienas geriausių desertų, po kuriuos teko valgyti Indijoje. Tai ne viską nufilmavau. Tušti bliūdai. Viskas iš molio. Film this restaurant. Go, take camera and go. Ačiū labai, labanak. Ačiū labai. Nežinau. Monikut. Filmness. Tauragė. Novin. Filmness. Ne filmness. Tauragė. Taip atrodo miegamasis autobusas. Yra ir kur pasikrauti. Galima išsitiesti. Visai patogu. I don't feel like drinking coffee. I feel so nauseous and... Serious? Yeah. O dievaliau. Vargau. 13 valandų su pusė. Kaip visada viešajam transporte man surašė ne kažką. Dienikė erdvė atsigauti, susipakuoti ir pagaliau pradėti minti. O tas minims tai irgi iki artimiausia didmiesčio 50 km. Ir tada vėl sustojom porai dienų į klinikas pas daktariuką. Žodžiu, į lovą reik biškį atsipūsti. Man atrodo, gavas virš 2000 kilometrų per Indiją, per Nepalą. Tai va tokia ta Vizdas pratęsimo istorija. Prireikė net 3 dalių.
planelis pradžioj buvo nukeliauti iki sienos, tik tai 320 km, pabūti vieną naktį ir grįžti sekančią, kad datas skirtus štampą. Bet ką tu, tikrai nepavyko taip lengvai. Jau prieš tai gal kas video ir matėt, jog per tą patį pasienio punktą nebuvo galima grįžti, reikėjo per Nepalą 500, tada automatiškai gavos, kad per Indiją atgal į Rišikeš reikia grįžti, irgi žymiai ilgesnė distancija. Tai virš 2000 km visus viešuosius transportus kartu sudėjus, susigrūdus, persigrūdus. Tikrai iš komforto zonos teka išeiti ne kartą, labai daug bemiegių naktų, bet galiausiai rezultatas buvo pasiektas. Atgal į Rišikeš, prie dviračio. O kas toliau, tai jau kitam video. Rytoj papasakosiu, kas čia nutiko, kai buvau klinikose Dehradun mieste. Ir ar pavyks man toliau keliauti sėkmingai, iš tikrųjų šito dar net pati nežinau. Gerai, susitiksim rytoj. Čiau. Patinka? Daka. Daka? Ir užprenumeruokit kanalą. Užprenumeruokite kanalą. Užprenumeruokit kanalą. Užprenumeruokite kanalą. Perfekt.